elektrinę ir visą tiesą apie sausio 13 mes tikrai sužinosime. Toks yra mūsų piketo tikslas ir Socialistinis liaudies frontas ne pirmą kartą daro piketus prie prasikaltusių pareigūnų ir politikų namų. Mes juos darysim ir toliau, kad nesijaustų jie nebaudžiami, prisidengdami įvairiausiais patriotiniais lozungais. Iš tikrųjų jie yra antipatriotai. O didžiausias Lietuvos patriotas yra Socialistinis liaudies frontas. Nes šita šutvė, prisidengdama nepriklausomybės lozungais ir gerovės, sužlugdė Lietuvos nepriklausomybę, sužlugdė Lietuvos valstybingumą ir padarė taip, kad Lietuvos ekonomika yra ant menčių paguldyta. Ir tik tai mes ir panašios jėgos į mus, į Socialistinį liaudies frontą, sugeba atstatyti Lietuvos valstybingumą, sugeba atstatyti Lietuvos nepriklausomybę, sugeba atstatyti Lietuvos gerovę. Tik tai Socialistinis liaudies frontas socializmo pagrindais galės tą padaryti. Kito kelio nėra. Tie antipatriotiniai veikėjai, kurie tada užgrobė valdžią ir dabar yra valdžioje, jie yra parodę savo veiklos rezultatus ir mes juos matome. Todėl mūsų kova tęsiasi, mūsų kova teisinga ir todėl mes nugalėsime.